Tai reikėjo begom. Kodėl begom? Taigi nėra kažkubėt čia šiek tiek. Nu, Rusija, žinai. Tai žinau. Kaip čia bus mūsų. Bent koks nuosprendis išskyrus išteisinimai bus pildomas. Prokurorė labai silpnai atrodė. Gėda Lietuvai, kad tokie pareigūnai kaip būtent prokurorė Gedvilnė dirba Lietuvoje ir atstovauja Lietuvoje valstybinį kaltinimą. Net užmiršo pagarsinti pirminius parodymus. Teismo proceso metu buvo taip pasimetus. O tu neigėt grasimas? Taip? Neigėt grasimas? Čia, žinau, turi nustatyti, jeigu jie mano, kad ten nusikaltimas, tada įrodo, kad ten nusikaltimas. Aš niekam negrasinau. Jeigu vaikų teisų apsaugos kontrolierė mano, kad jai paaiškinimas, kad reikia dirbti vaikų naudai, o ne pedofilų, iškrypėlių, moralinių visokių ir degeneratų naudai dirbti, tai aš nežinau, ko šalis nuveikti. Taip, skirdama tokias vaikų teisų apsaugos kontrolierės, kuri kuri lesbietėm, o dabar dovanoja vaikus šeimom. Atimdama iš Lietuvos išvežtame į Norvegiją, čia vėl istorija. Į 505, prašau, kelią. Bet kokiu atveju Lietuva nugalės, Dievas yra su mumis. O kas prieš mus visuomet. Verkia Lietuva su tokiom prokurorėm kaip Gedvilnė, kuri palaiko valstybinį kaltinimą. Nesurinkus jokių įrodymų, net nepagarsinus pirminės apklausos teismo posėdžio metu, kurio bando grįsti kaltinimą. Jeigu